Labas rytas. Dar tik pabudęs, toks patinės biški. Važiuoju dviratį gražinti. Šiandien nusimato karšta dienelė. Jau dabar svilina ant saulės ryte. Atiduosiu dviratį, eisiu į dušą, kavos atsigersiu ir eksplorinsim šiandien kažką. Gera naujiena ta, kad grąžino už pirmos dienos man vieno dviračio pinigus. Blogas dalykas, kad jaučiu svilėsius drono. Smirda visą mano kapsulę ir jaučiu dabar nosyje tą kvapą. Ką varom atiduoti dviračio. Trafikas, lekia, skuba visi į darbus turbūt. Nu va, po dušiuko jau šitą, įdomus dalykas. Čia yra receptionas mano hostelio. Ir hostelis yra prekybos centre. Oba, išeini. Ten parkingas prekybcentrio. Išeini iš hostelio ir apsipirkt gali. Tai varom kažką užkast. Kavytės dar. Ir žiūrėsim, ką čia šiandien gero nuveikti. Žodžiu, aš esu dabar čia to prekybos centro teritorijoje. Įdomiai gamtos įkomponuota į prekybos centro fasadą. Čia terasėlė, restoranėliai kažkokie. Sandvičų kioskeliai. Eime į patį prekybcentrį. Parodysiu, kiek visokiausių opcijų. O čia stiklą kažkas sudaužė. Kažkas užsižiopsojęs ėjo turbūt. Parodysiu, kiek visokių opcijų yra pavalgyti, subvėjus. Sandvičų visokių yra, kepyklėlė. Bet o čia žiūrėkit restoranas, Espresso House kavinė. Bet aš galvoju, norėčiau picos gabaliuką. Tai mačiau, čia yra picerija. Ir galima tokį nemažą trikampį picos nusipirkti už 5 kronų, kas yra apie 7 eurus. O jau kažkokios iškeptos yra lygtais. Ir supjaustytos. Tai jo, reikia pasiimti. Peperonį jaučiu reikia imti. Ar šinkę su kumpiu. Gal peperonį gal. Meniu. Čia yra, žiūrėk, ir kebabų. I will take pepperoni slice. Tak. Ką žinau, bus geras pusrytukas visai. Ką žinau, tas picos gabaliukas, tai kaip vos ne visą picą. Good. Šviežiai iškepta, šilta. Manau, geras pusrytukas. Dviračio šiandien tikrai nenuomosiu. Vakar prisivažinėjau ir nepatogu be kuprinės su sietka Tatašė ant peties. Vieną petį taip su viena ranka vairuoju. Pasiimsiu dar kavytės, gal McDonald'o ir galvosim, kur su traukiniu nuvažiuoti. Gal į tą patį vakarykštį paplūdimį, gal kažkur kitur. Bus matyti.
įprastas vaizdas Kopenhagoj. Tokie va dviračių parkingai. Tai, žodžiu, sugalvojau šiandienos planas. Einu dabartis į metro. Traukiniais nuvažiuosiu Ishøy paplūdimį. Irgi labai gražus paplūdimys, švarus vanduo, ilgas smėlio paplūdimys. Pasiėmiau hamaką, pačilinsim, gal bus ten kur ir pasivaikščiot, parkas koks. Važiuojam, kažkaip 2 ar 3 persėdimai. Kažkaip susigaudysiu. Pirmas lygis įveiktas. Kylam į viršų. Ir paeisim iki kitos traukinio linijos. Čia į apačią važiuoja. 4 stotelės čia buvo dabar. Sekantis bus kita linija 10 stotelių. Man labiau patinka dviračiu keliaut. O, žiūrėk, čia tulikai yra. Ne, nėra. Su dviračiu keliaujant daugiau laisvės. Mažiau priklausomas. Gerai, pakeliausim traukiniais šiandieną. Biški sunku čia susigaudyt man, bet visa laimė, kad yra Google Mapsai, labai padeda. Tai eiti man dabar, kiek čia man eiti? Kažkiek tai eiti dabar, pasimetęs aš čia. Gerai, kažkaip tai susirasiu kažkaip. Tai kad, ne, čia M. Man reikia A, stotelė kažkokia A. Čia M. Kur ta A? Aš jau praėjau, lemba. M2. Ai, čia M, ten. Kažkur M2 turi būti. Geras grybas, blemba. Kažkaip susigaudys. Su tokiu dabar varysim. Lekia čia tie traukiniai, eina savo greitai. Bet jau čia painiava kokie labirintai čia tarp aukštų tų metro. Biški buvau pasimetęs čia tarp tų stotelių, tarp tų aukštų metro traukinių. Bet gerai, kai gali pasiklausti pas ką nors, yra Google Mapsas, tai padeda kažkiek. Ten viršui tablo toksai matosi stotelės, tai kiek čia man jų 1, 2, 3, 4. Apie 10 žodžių stotelių reikia pavažiuoti. Va tokio dydžio stotelės. Toks vaizdas, kad čia daugiau nei 10 stotelių varom. Bet pasižiūrėjau, patikrinau per vaizdą, kokį greitį išvysto traukinys, tai maksimum 118 buvo, neblogai čia rauna jisai. Bet fainai išvažiavom iš miesto, dabar bus daugiau gamtos ir mažiau chaoso. Kopenhaga čia iš tikrųjų, kaip ir minėjau, milijoninis miestas, tai panašus masteliai, kaip Barcelonoj tekę irgi būti, tai irgi painiavos yra keliaujant viešuoju transportu. Pirmus kartus, aišku, atgal jau bus lengviau, nes tiesiog žinosiu stotelės ir
kad čia yra keliais aukštais traukiniai. Prasilenkiam su traukiniu kitu. Sunku net šiaip žiūrint į žemėlapį, sunku įsivaizduoti šitus mastus miesto. Bet kai pradedi važiuoti dviračiu arba traukiniais, tada pradedi suprasti, kokio dydžio iš tikrųjų tai yra miestas. Aš, aišku, Londone nesu buvęs, bet ten įsivaizduoju iš viso kosmosas. Na ką, mano stotelė. Lipsim. Taip galima ir su dviratukais keliauti. Nežinau, dabar pėsčiom turbūt reikės pasivaikščioti. Šiaip autobuso bilietas irgi tas pats galioja. Gal reikia pavažiuoti su autobusu, nežinau. Išlipsim, pasižiūrėsiu, čia jau dabar be streso, jeigu ką paeisiu ir pėsčiom. O čia kokio dydžio viešbutis yra. Nu, reikia žiūrėti, kur visi eina. Ai, čia kaip suprantu, į apačią pasileisti reikia. Atgal į miestą bus iš kitos pusės, viskas paprasta. Patikrinau 2 kilometrus su trupučiu eiti pėsčiom pusę valandos kažkur. O pažiūrėjau, bilietas man dar valandą laiko galioja, tai jaučiu gal reikės ir su autobusu pavažiuoti. Reikia eiti parduotuvę, nusipirkti kažkokius sneksų, atsigert ir varysim čilint. Pasiėmiau hamaką. Tai nusprendžiau vis tik su autobusu pavažiuoti, nes pusę valandos eiti, o saulė kepina, tai neblogai. O atgal bus matyt, pasižiūrėsim, atgal pasivaikščiosim. Laukiu autobuso dabar. Atvažiavom Gamčikė. O ką? Gal palmių biški trūksta, bet šiaip gerai, vis tiek svarbu, saulė šviečia, mėlynas dangus, mėlynas vanduo, einam atostogauti. Pažiūrėsim, ar tikrai čia geras tas paplūdimys. GPT sakė labai geras. Čia kol kas tai man labiau panašu kaip prie ežero kokio būtum. Nu, bet nieko, toj nueisim prie atviros jūros. Čia tokia kaip įlankėlė, gal nenatūraliai suformuota čia. O, yra ir toksai va leptelis. O, ten matau ryškiai mėlynas vanduo, einam prie jūros. Tik didžiausia esmė, kad ant saulės aš visiškai neturiu jokio noro būti. Pirmą dieną jau prisibuvau, tai nudegiau biški. Šiandien dar vis peršti. Tai nežinau, ar rasim ten pavėsį kažkur. Bandysim ieškoti po krūmų kokiu, nukrist. Paplūdimėlis. Pasaka. Smėliuko paplūdimys, vandens mėlynumas. 10 points goes to Izhoi Beach. Ką aš galiu pasakyti? Geriau ir būt negali, tik tai tiek, kad pavėsio niekur nėra. O aš nusvilęs kaip nežinau kas. Ir neturiu rankšluosčių atsigult. Man rodos, mano oda kentės šiandieną. Ir rytoj irgi. Ir dar kepurės nepasiėmiau.
saulės smūgio, kad negaut. Nu jo, medžių čia nelabai yra. Problematiška. Nu gerai, einam kažkur įsitaisysim. Radau šiokį tokį pavėsiuką. Po šito krūmų saulė suksis į tą pusę, tai bus čia to pavėsio ir daugiau. Tai sugalvojau, čia ir apsistosiu dabar, o norėsiu eit maudytis, pasiimsiu krepšį, nusinešiu prie vandens, pasimaudysiu ir grįšiu vėl čia, jeigu per tą laiką, kol maudysiuos, neužims kas nors vietos. Kol kas pačilinsiu čia. O kad rankšluosčio neturiu, nu, blogai, bet ką darysi, pasiėmiau hamaką, bet nėra medžių, kur čia tą hamaką išsiskleisti. Nais vietelė, vaizdas tai 10 points goes to Izgioj Beach. Džiaugiuosi vaizdu ir šiandienos atradimu. Medus akims. Palmių tik trūksta, negaliu atsigrožėti dar. Nežinau, ar kamera gali perduoti visą tą grožį. Paskutinį kartą tokį gražų vaizdą mačiau, kai buvau Kretoje ir lankiau paplūdimius. Geras bairis buvo dabar tas. Čia stoviu tose kopose, žiūriu, gauromečio pilnos kopos. Ten irgi. Nusiskyniau vieną žiedą, valgau, eina bachūras su pana, žvengia. Sakau, čia sveikatai žiauriai gerai, žinai. Sakau, nufotkink, sakau, pagooglink, pamatysi daug vitamino C ir šiaip prieš uždegimiškai ten veikia ir taip toliau. Paklausiau ten bachūras Danas, pana Švedė, sako, jo, tikiu tavim, sako. Sakau, tikėk, valgau pats. Iš gamtos. Hai. Gauromeltį valgom kopose. Čia pamiršau dar, kaip šitie vadinasi. Vaikystėj pamenu valgydavau. Irgi šiaip valgomas dalykas. Irgi sveika. Bet tai pamiršau, kaip vadinasi šitos uogos. Erškėtrožiai, va, prisiminiau. Spigliukų turi tokių. Šitos visai skanios. Ir gražų žiedai šito augalo. Tik sėklą, aišku, reik nevalgyt. Erškėtrožiai, kaip te, erškėtrožiai. Vitaminų pasikrausim kopose. Dar vis neprisiruošiu eit maudynių. Bet tuoj eisiu. Šitie patiko. Nu ką, bandysim eit maudytis. Persirengimo būdelių nėra. Ką žinau, tai persirenginėsim taip paprastai. Šortus tik pasikeičiam ir viskas. Dabar jau yra po 4, tai saulė jau taip nebekepina, gal nieko blogo, gal neatsitiks, kad nusiimsiu maikę. Nes degintis tai aš jau nebenoriu, visai neturiu jokio noro. O tokių lieptelių. Šiaip nice visai. Sugalvota. Eik, tu čia pasaka. Tik tai reikia, kad nieks man neįstumtų daiktų. Nu gal nieks neįstums. Į vandenėlį. Šaltas. Ganėtinai šaltas. Mikrafas prie akinių savo prisidedu. Nėra labai jau toks ir šaltas, ką aš žinau. Baltijos jūros vasaros vidurio vanduo. Bandom nert.
Nu, bet visai gerai. Ką aš žinau, šiltas tas vanduo. Ten prieš tai chebrytė tokia buvo atvarius, bet tamsesnio gymio. Ten nežinau. Tai buvo, nuėjo pasimaudyt. Grįžo, sakau, kaip vanduo. Šaltas, sako. Tai aišku, jiems ten, kai raudonojo jūroje, žinai, pripratę virš +20 vandens temperatūra. Nėra šaltas tas vanduo. Labai neblogas, sakyčiau, netgi. Eik, tu pasakėlė. Va, jau čia tas gilis. Nice. Pats tas gilis iki krūtinės. Pilnai atsistojęs. Ten bachuriukas su maike maudosi. Kodėl tai nesuprantu. Kam jam tą maikę vandenį? Eik, tu vanduo pasakėlė. Žiauriai geras. Ir skaidrus vanduo, aišku. Jis jau paplūdimys užskaitytas 10 balų. Tai pamirksiu vandenį pusvalanduką, gal valandėlę, nudžiūsiu ir reikės varyt į Kopenhageną atgal. Valandą laiko traukiniais užtrukau iki čia atvažiuoti. Traukiniais ir autobusais biškį ilgiau, gal 1,5. Bet rytdienos planą kokį susigalvojau. Nerealų. Iš čia matosi labai aukštas pastatas. Nu, su šitą kamerytę neprisizumins tiek. Ten kaminai yra, vėjo jėgainės. Pasidomėjau, kad tenais yra šiukšlių deginimo jėgainė, kaip kogeneracinė, kažkas tokio. Teikia elektros energiją Kopenhagai ir šildymą. Bet tenais ant stogo yra įrengta panoraminė aikštelė, nuo kurios matosi Öresund sąsiauris, netgi Malmo miestas, Švedija. Yra įrengta slidinėjimo trasa ir aukščiausia laipiojimo siena trasa. Nu, climbingas. Aš jau žinau, ką rytoj veiksiu. Pabaigsiu rytinius savo reikalus hostelyje ir mausiu tenais. Ai, ką tam centre, ten masės tų žmonių, nu, buvęs aš jau ten žiemos metu. Kažkokių naujų, įdomesnių dalykų, įdomiau sužinoti. Sėdžiu savo ant leptelio, teliuškoju kojom į vandenį. Jie tai kažkodėl su rūbais maudos, nelabai suprantu, bet taip yra. Pilnai apsirengę maudosi chebrytę. Pasipležinau, pasimaudžiau, gal laikas jau judėt 6 vakaro. Kol grįšiu dar 1,5 iki hostelio, tai manau jau judu, nes rytoj anksčiau gal reikės keltis, čia kautas iš hostelio. Gana pasigrožėjom, pabuvom, 4 valandas čia pačilinau. Paplūdimiukas, tai $10 balų. Va, kaip gerai sugalvojo žmonės. Piknikas ant jūros kranto. Kėdutės, staliukas, viskas, čilina savo žmonės. Važiuosim vėl su traukiniu į Kopenhagos centrą. Ai, gal į galą lipu. Čia. Pilna vietos. Nice.
Nusprendžiau vis tik lipti, ar taip man reikėjo iš traukinio lipti centre ir persėsti metro, bet galvoju, pasivaikščiosiu pėsčiom. Čia man apie 45 minutės iki kapsulių. Ir rytoj nelabai planuoju į centrą lysti, nes turiu super kitą planą. Tai galvoju, šiandieną pasivaikščiosiu biškį iš centro, pasigrožėsiu Kopenhagos pastatais. Daug jau žiūriu, nebeprifilmuosiu, nes baigia išsikrauti kamerytę. Kiek pavyks tiek. Nežinau, kas čia per aikštę, bet aplinkui labai gražus pastatai. Tikiuosi gera kryptimi einu, neskubant savo ir pareisiu. O rytoj, kaip ir minėjau, planas, aišku, aš turiu labai daug laiko rytoj išėjęs iš hostelio, bet nenoriu labai nuvargti, nes vis tiek prieš skrydį negerai pervargti. Tai rytoj tiesiog nusimatęs į tą kogeneracinę jėgainę nuvaryti ir jeigu ten pavyks užsilipti į viršų, į terasą, Copenhill vadinasi, turėtų būti įspūdingi vaizdai. Lygtais gera kryptimi einu, pasiklausom miesto šurmulio, miesto garsų fone. Į fainą gatvelę aš čia visai užklydau. Labai graži. O, čia į tą bokštą, žiūrėk, gal galima užlipti. Ten matau viršuj žmonių. Jeigu nemokama, tai visai lipčiau. Mokamai tai nenoriu. Ir taip, čia tų išlaidų Danijai, viskas čia apie 30% brangiau. Maistas, gėrimai, transportas. Įspūdingai atrodo bokštas. For free galima užsiropšti. 60 kronų. Nebenoriu aš jau mokėti. Kažin, o rytoj tenais irgi, kur varysiu į tą kogeneracinę jėgainę, kažin, irgi mokamai ar nemokamai. Nors man GPT sakė, kad nemokama. Pasižiūrėsim. Jeigu mokamai irgi nežinau, neprižadu, kad lipsiu. Šalia pastovėsiu. Pamenu, buvau žiemą prie šito fontano. Jo, gerų kelių aš čia einu. Atpažįstu jau šitos rūmus, pastatą priešais mane. O pasitikrinau, Copenhill rytoj dirba ir nemokamai ir liftas, ir laiptai. O šiandienai gal aš jau ir baigiu savo programą, nes žiūriu, liko man tik tai 18 minučių filmavimo. Kažką dar gal galėsiu prasitrint, nes rytoj, manau, irgi bus ką nufilmuoti tikrai. O šiandieną gal baigiam savo turą iki rytojaus.